15:09. Dabar einu savo rytiniam pareigom į Airbnb. Reikės išvalyti jį, paruošti svečiam, nes šiandien 3 valandą važiuoju. Ir tada šiandien programai bus važiavimas į Reikjaviką. Gudni turi savo reikalų ir mane ten pames, o vėliau aš jau galėsiu eiti savo reikalais. Šiandien planuose yra nacionalinio muziejaus aplankymas ir gal šiaip tiesiog sostinės pasižiūrėjimas. Dabar toj Gudni, važiuosi man gal namo, bet labai didžiulį įspūdį paliko muziejus, labai džiaugiuosi, kad nuėjau ir visiems, kas lankysis Reikjavike, tai būtinai reikia nueiti. Ir jis nėra didelis visai, tai galima pilnai apvaikščioti per 2 valandas, jeigu taip, ne viskas skaitant. Jeigu viskas skaitant 2,5–3, būtų visiškai pilnai užtektų, čia jau būtų nušnarstas ekspozicija. Ir tuo pačiu, aišku, jeigu esi Danijai, Švedijai buvęs ten, kur yra skandinaviškų kažkokių tų vikingų laikų artefaktų, tai gal tada, ta prasme, jau būtum kažkiek susipažinęs, bet ir tai vis tiek labai unikalių daiktų, kurie būtent Islandijai ir labai įdomus viduramžių čia pasaulis, todėl kad jis vis tiek kažkiek toks yra negu Europoje, nes labai matosi tas susimaišymas su senosiom kultūrom ir politeistinė religija, ta prasme. Ir pats siuvinėjimas, žiūrint į faktūras ir į technikas, yra labai savitas, visai netoks kaip Prancūzijoje ir Italijoje būtum pratęs matyti to pačio renesanso periodu, nes žymiai daugiau yra tokio kaip koliažo ir chaotiško tokio, net šiek tiek, ne tokio tikslaus to siuvinėjimo, bet to pačiu labai irgi detalaus ir meniško ir labai gražaus tiesiog. Tai tiesiog būtinai reikia nueiti. Labai daug gražių ragų išgraviruotų, kurie irgi yra labai tipiški būtent šitai šaliai. Tai tiesiog labai vertas muziejus, labai džiaugiuosi, kad atėjau, o šiandien važiuosim jau namo. Labas vakaras. Nežinau, ar šitas bus labai įdomus filmukas, bet daug buities ir mano gyvenime dabar. Nors vien buvimas šitoje šalyje yra pakankamai egzotika, tai tikiuosi bus įdomu kažkiek pamatyti ir tą pusę.
Šiaip šiandien labai džiaugiuosi nuėjusi tą galeriją. Tai ne galerija, tai nacionalinis muziejus, iš kurios nusipirkau keletą labai gražių atvirukų. Bet kadangi didžioji dauguma iš tų, kas dabar žiūri mane čia sėdinčią ir šnekančią su savim, greičiausiai gausis iš manęs, tai nerodysiu dabar ir palaikysiu šiek tiek staigmeną. O šiaip šiandien padariau pagaliau maistą, patiekalą, kuris patiko mano šeimininkui, ir tai buvo salotas su salierais ir obuoliais. Ir aš pagaliau gavau savim pasididžiuoti, nes pasirodo, kad islandų skoniui mano paprastas lietuviškas gaminimas sunkiai tinka. Šiaip šitos dienos dabar nusimato nelabai gero oro, nes šiandien buvo nuostabu, šiandien labai švietė saulė ir buvo tiesiog visur taip gražu, todėl kad ant gero saulėto apšvietimo tiesiog viskas taip gražiai atrodo. Bet rytoj pradeda labai stipriai lyt, tai galbūt išeis vieną vietą aplankyti, kuri iš tikrųjų yra geriausia lankyti tada, kada lyja smarkiai, todėl kad susiformuoja kirklys, kuris saulei šviečiant išdžiūva, nes jis visiškai priklausomas yra nuo upelių ir nuo lietaus, kad susiformuotų. Ir turėtų būti gražių vaizdų. Man atrodo tiek. There's a thick black fog running inside your head, and it seems so easy just to stay in bed when you're down. When you're down, when you're down, when you're down. Dar viena buitinė naujiena yra šitas buitinis bazilikas, kurį aš tikiuosi bent jau mėnesį išlaikyti gyvą, kol čia dar gyvensiu, tai žiūrėsim, kaip man seksis ant šito. Sunlight shining in, the day is new, fun times chiming in, we'll see this through. Sunlight shining in, the day is new, fun times chiming in, we'll see this through. Fun time.